Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę ir ruošiantis atsakyti į jūsų klausimus, pagalvojau, kasgi buvo tokio ypatingo šią savaitę. Tai išskyriau tokius du esminius įvykius. Pirma, tai Ilonos Nekrošienės ir Nikolajaus Lebedevičiaus iniciatyva. Buvau susitikęs su jais pasikalbėti apie galimybes, kaip tai kompleksiškai spręsti klausimą dėl šilumos įkainio kompensavimo žmonėms, kurie turi socialiai remtino žmogaus statusą. Čia galiu pasakyti, kad taip, susitikome, pasikalbėjome, tačiau kažkokių tai pasiūlymų, kaip tą spręsti, tikrai neišgirdau, nes jų tiesiog nebuvo. Apie tai dar kartą noriu priminti ir pasakyti, kad jeigu žmogus nebalsuoja arba balsuoja prieš renovacijos pradžią ir jisai turi socialiai remtino žmogaus statusą, jam kompensacija už šildymą nuimama pagal įstatymą. Ir tą prieš porą metų esu sakęs ir visomis priemonėmis tą bandėme komunikuoti, skleisti tą žinią ir taip iš tikrųjų įvyko. Taip, buvo tokių tarybos narių ir buvo kitų politikų, kurie kvietė nedalyvauti tokiuose balsavimuose ir kad nieko už tai nebus. Ne, tai buvo tikrai netiesa ir buvo komunikuojama iš administracijos pusės tai, kad kas dabar ir atsitiko. Bet kuriuo atveju kviečiu, jeigu nežinojote ir turite dokumentus pagrindžiančius priežastį, kodėl jūs nebalsavote dėl renovacijos, pateikite jūs administracijai, dar kartą komisija išnagrinės ir jeigu tos priežastys bus pakankamos, kad pripažinti, kad jūs tikrai negalėjote balsuoti, kompensacija bus suteikta. Kitas įvykis, aišku, tarybos posėdis šią savaitę įvyko. Klausimų tokių ypatingos svarbos tikrai gal neįvardinčiau, tačiau buvo keletas klausimų, kurie sukėlė daugiau diskusijų. Vienas iš jų tai daugiabučių administravimo įkainių lubų nustatymas. Tai įtakoja bet kuriuo atveju ir pačius gyventojų pajamas, nes nustačius lubas administratoriai, kaip Visagino būstas, taip ir kitos bendrijos, kurios administruoja daugiabučius, gali pradėti diskusiją su gyventojais dėl administravimo mokesčio keitimo. Tai vienas iš tokių klausimų. Na ir kitas, džiaugiuosi, kad viskas kol kas eina taip, kaip suplanuota, taip kaip ir aš vykdau, taip kaip ir administracija visus sprendimus priima. Tai dėl apleisto daugiabučio namo Sidulinos 13 pirkimo dėrybos įvyko ir taryba patvirtino jau sudėrėtą sumą, už kurią administracija gali nupirkti šitą pastatą ir nupirkus, įforminus jau pirkimo sandorį ir įforminus teisę į nuosavybę šio pastato, kita taryba priimdinėsim sprendimą, ką su tuo pastatu daryti, tam, kad sutvarkyti teritoriją, kad parengti kokiems kitiems investiciniams projektams šitą teritoriją, kad miestas būtų gražesnis, jaukesnis, simpatiškesnis. Na dabar atsakysiu į klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Prisnigo, tapo slidu, tačiau ne visur pabarstyti šaligatviai. Neužtenka smėlio ar kiemsargių. Ir vieno ar kito užtenka, tiesiog kartais neužtenka žmonių kantrybės. Noriu pasakyti, kad ir kiemsargiai tai irgi žmonės, kurie dirba, kurie nespėja kartu su snygiu ir kartu ir valyti sniegą, tuoj pat barstyti. Smėlis yra paruoštas, kiemsargiai yra, jie dirba, tačiau kartais atrodo, kad per ilgai tas darbas vykdomas
Bet dar kartą kartojuosi, kad reikia tiesiog pakantumo ir kartais gal net ir padėti tam žmogui, kuris tikrai dirba labai sunkų darbą. Naujose kapinėse prie kolumbariumo nuolat išmetamos mūsų padėtos dirbtinės gėlės. Sako, kad jos išbluko, nors aš reguliariai jas pakeičiu. Kodėl taip daroma? Paklausiau šito klausimo, kodėl taip daroma. Atsakymą gavau, kad taip tikrai nedaroma. Daroma tik tuo atveju, jeigu vėjas nupūtė tas gėlės ir nebeįmanoma nustatyti, prie kurio kolumbariumo jos buvo, tai jos yra patraukiamas. Tačiau jeigu matote, kad tai visgi daroma ir ta informacija pasitvirtins, patikėkite, tai tie darbuotojai, kurie tai įvykdo, bus pakviesti atsakomybės. Ar galima virš Visagino kelti dronus, filmuoti miesto vaizdus? Visaginas yra toje zonoje, kur reikia gauti leidimus, norint pakelti droną. Ir įdėsiu tinklapio nuorodą, kur galima būtų pasiskaityti, kaip gauti tą leidimą ir kas turi teisę tai daryti. Kam reikia leisti biudžeto pinigus komunikacijų vedimui privačių namų kvartale? Na, tas klausimas nuolat keliamas kitos Facebooko grupėse, tam tikrų politikų. Ir man jisai pakankamai kelia šypseną, nes tie patys politikai turi nuosavus, privačia nuosavybė priklausančius butus ir nei karto nepaklausė, o už kokius pinigus yra atvestos visos komunikacijos prie to pačio daugiabučio, už kokius pinigus keliai atvesti, vandentiekis, kanalizacija ir taip toliau ir panašiai. Tai lygiai tas pats ir nuosavų namų kvartale. Jeigu yra atitinkamas kiekis sklypų, pagal įstatymą savivalda turi atvesti ir centralizuotas komunikacijas. Ta ir darome, ta ir darysime ir labai noriu pasidžiaugti tuo, kad sklypai yra populiarūs, aukcionai praeina, sklypai yra išperkami ir pasidžiaugti tuo, kad aišku, nežinau, kas konkrečiai nuperka tuos sklypus, bet yra keletas jaunų šeimų priėję, pasisakė, kad jie jau nupirko sklypus, kad jie planuoja statytis ir tikrai džiugina, kad žmonės apsisprendžia ir grįžta gyventi atgal pas mus į Visaginą. Kodėl savivaldybė nesuremontuoja nors vieną įvažiavimo į Visaginą kelią? Na, vėl jaučiu, kas užduoda tos klausimus ir tie patys mūsų politikai. Dar kartą galiu paaiškinti. Savivaldybė turi teisę investuoti ir daryti iš savo biudžeto lėšų remontus kelių tik tai tų, kurie priklauso pačiai savivaldybei. Šitie įvažiavimo keliai priklauso valstybei. Taigi, jeigu ir nuspręsti remontuoti juos, tai pirmiausia turėtų būti procesas perimti iš valstybės šios kelius į savivaldybės balansą. Tik tai tada būtų galima teisiškai investuoti biudžetinius savivaldybės pinigus į šios kelius. Tačiau vėlgi pagalvokime, dabar biudžetas finansuoja mūsų mokyklas, mūsų vaikų darželius, šaligatvius, sporto klubus ir visas kitas biudžetinės organizacijas. Reiškia, kad mes šituos pinigus dėsime į ten, kur galėtų sutvarkyti pati valstybė. Ar tai yra racionalu? Manau, kad ne. Todėl ir visi 60 merų kvietė Seimą pataisyti įstatymą dėl galimybės perduoti šiuos nesuremontuotus kelius į savivaldybės balansą, neatsiklausus net savivaldybės tarybos. Taigi, tikiuosi, įstatymas bus pakoreguotas ir be sutikimo savivaldybių tokie keliai perduoti nebus. Juolab, kad priminsiu, mes turime su valstybės įmonė akcinė bendrovė Via Lietuva sutartį, jeigu toks kelias būtų suremontuotas, savivaldybė neprieštarauja jį perimti į savo balansą ir ateityje prižiūrėti.
Todėl darau viską, ką įmanoma, kad visgi valstybė suremontuotų kelius ir tik tai tada pradėtų perdavimo procesą. Ar galima uždrausti petardų ir kitas pirotechnikos priemonių ir kitų pirotechnikos priemonių naudojimą naujametinių švenčių laikotarpiu? Išgąsdina žmonės ir gyvūnus. Žinot, matyt, kad nedraudime. Čia jeigu ir uždrausime, tai klausimas, kaip pakviesime atsakomybės uždraudę. Tai būtų ypatingai sudėtinga. Aš galvoju, kad čia yra tam tikras ir visuomenės kultūros klausimas. Ir mes viena iš tų savivaldybių, kurie pirmieji atsisakėme pirotechnikos, tų fejerverkų per miesto šventes, per kitas šventes, kurias organizuoja pati savivaldybė. Mes demonstruojame pavyzdį, kad galima apsieiti su lazeriniu šou demonstravimu, kitomis priemonėmis, neleidžiant tikrai daug biudžetinių lėšų būtent fejerverkams. Tačiau, aišku, visuomenės atstovai dažnai ir esu girdėjęs posakį, kad kokie nauji metai, jeigu fejerverko nebuvo. Kokia šventė, jeigu mes kažkokių petardų nepaleidom. Tai galvoju, kad mūsų pavyzdys, tai pavyzdys, kuriuo galime sekti ir jeigu mes rodysime pavyzdį, daugiau ir daugiau žmonių jo paseks ir nereikės tų tiesiog drastiškų draudimų. Kas turėtų operatyviai reaguoti dėl trikdžių apšvietimo linijose? Sedulinos alėja keletą dienų buvo visiškai tamsi. Tai administracija turi sutartį su akcinė bendrovė, kuri labai operatyviai reaguoja ir taiso visas tas avarinės situacijas. Taip pat priminsiu, kad po to, kaip mes modernizavom visą miesto apšvietimo sistemą, mes turime automatizuotą sistemą, kuri iškart rodo apie visus gedimus, kurios pagalba galime reguliuoti net ir apšvietimo lygį ir taip toliau. Todėl pakankamai operatyviai sureaguojama ir pataisoma situacija, jeigu kažkas kažkur sugedo. Tačiau irgi gyvenimas yra gyvenimas ir kažkodėl tai taip jau atsitinka, kad dažnas gedimas įvyksta būtent išeiginėmis dienomis, tai tada šiek tiek ilgiau užtrunka pats taisymas. Ir šiuo atveju Sedulinos alėjoje buvo avarija įvykusi būtent sekmadienį, tačiau įmonė sureagavo ir pagal sutartį per laikotarpį per 24 valandas jie turi sureaguoti, sutaisyti. Tas ir buvo atlikta. Į ką kreiptis dėl kaimynų keliamo triukšmo, jei naktimis labai garsiai klausosi muzikas? Tai yra du variantai. Vienas tai kreiptis į administraciją, tai galima ir paskambinti dėl kaimynų keliamo triukšmo, taip pat galima ir nusiųsti informaciją į Visagino savivaldybės tinklalapį, ten yra rubrika Tvarkau miestą. Ten būtų galima nurodyti, kad tokia situacija yra, tai administracijos darbuotojai sureaguotų. Tačiau suprantate, kad tai yra tik darbo valandomis, tai nuo 8 iki 17 valandos administracijos darbuotojai reaguos. O pats paprasčiausias būdas tai tiesiog skambinti trumpuoju telefonu 112 ir bus atitinkamų institucijų sureaguota ir tie taisyklių pažeidėjai bus pakviesti atsakomybės, nes yra nustatytos normos, kada draudžiama triukšmauti. Taigi, visus klausimus atsakiau, noriu pakviesti į šios savaitės penktadienio renginį, tai eglutės įžiebimą, įžiebėme eglutę ir tuo pačiu pradedam tą turbūt gražiausią laikotarpį, kalėdinį laikotarpį, kada galime pasidžiaugti metų pasiekimais, apgalvoti, apmastyti, kas buvo taip, kas buvo nelabai taip, pabūti su savo artimaisiais, pabendrauti, palinkėti jiems viso ko geriausio. Taip kad kviečiu į renginį, būkime kartu ir viskas bus gerai.